Emocinės gerovės konsultantas yra specialistas, turintis biomedicinos ar socialinių mokslų bakalauro laipsnį ir baigęs specialius asmenų patiriančių emocinių sunkumų konsultavimo paremtų kognityvinę elgesio terapiją mokymus. Emocinės gerovės konsultantas nemokamai padeda žmonėms susitvarkyti su savo tiek lengvais, tiek vidutiniais emociniais sunkumais, tai yra nerimu, depresija, nemiga, nusivylimu, liūdesiu, kalties jausmu, menka savivertė. Bet emocinės gerovės konsultantas gali padėti, kai šitos emocijos vargina, bet dar netrikdo darbinės veiklos. Gerovės konsultanto tikslas – išmokyti savo klientą taikyti savo kognityvinės elgesio terapijos metodus ir įgalinti klientą tapti savo paties terapeutu. Emocinės gerovės konsultantas gali teikti iki 8 nemokamų konsultacijų savo klientams.